Reikia dainuoti arba eilėmis. Eilėraštis vadinasi "Kas jis ruokis". Problema. Šis reiškinys vadinasi ruokis. Ir ne visi šioje salėje žinote, kas tai. Nerasite šio vardo kataloge, nes jis pasirodė, sakytum, neseniai. Palygintume jį su revoliucija, jis tarsi silkės ašaka gerklėje. Jis lyg košmaras budeliui, lyg paaugliui poliucija, tarsi rakštis gražuolė subinėjai. Jis gali parašyti žvaigždžių karų scenarijų ar operą sukurti nebiliams. Jis gali sudainuoti gulbės ariją ar sugalvoti kryžiažodį kvailiams. Jis gali suorganizuoti festivalį žvejų, mezgėjų, baikerių, pirdalių. Užtenka jam tik pasakyti temą. Jis sugalvos šios temos vystymo sistemą. Turbūt supratot, kad jam talento nestinga ir turi jis idėjų šimtui metų. Bet kaip dažniausiai genijams nutinka, jam trūksta laiko, tarsi šiaučiui batų. Čia priedainis turėjo būti. Ruokis tai ne filmas ir ne vaikams žaidimas. Ruokis ne žuvis, ne paukštis ir ne grybas. Ruokis tai bachūras, Klaipėdoje gimęs, savo gyvastį padėjęs dėl kūrybos. Jei Šiaulių parapijoje eidamas gatve, paklausi tu praeivį, einantį šalia: ar pažįsti ruokį, ar žinai, kas jis? Atsakymas bus trumpas: ruokis reiškinys. Linai, nežinojau. Tiesiog net nebučiuok mano nugaros žemiau tos